žinome, kad tie seninukai, aišku, čia bus dar daug visokių pokštų iki spalio 13 dienos, bet kaip žmonių reakcija buvo ten neseniai Šalčininkuose? Koks įspūdis, kaip žmonės sutinka jūsų vienmandatė apygardoje beje? Taip. Tai aš pirmą kartą gyvenime buvau Šalčininkuose ir labai pasidžiaugiau iš tikrųjų. Aš pasidžiaugiau, nes aš nustebau, važiavau su vienokiu nusiteikimu, o išvažiavau su visiškai kitokiu ir labai pozityviu nusiteikimu, kaip draugiškai žmonės priėmė, vadinkim, mano dalyvavimas pasireiškia kuo? Su Mažvydu Misiūnu ir dar irgi vienmandatininkas Zanimanskiai, jo pavardė, kai man pasakė, kaip reikia išsišifruoti jo pavardę, Aleksej Zanimanskiai. Jisai Vilniuje, matau, Naujosios Vilnius. Naujosios Vilnius. Tai jisai Zaniemanam. Ir užtat pavardė Zanimanskiai. Ja. Gyvena Zaniemanam. Tai jo. Tai mes ten trise buvom. Pamaldos lauke buvo organizuotos ir labai gražiai organizuotos, keli tūkstančiai žmonių sėdėjo, šonuose stovėjo. Ir ta valanda laiko man visiškai neprailgo. Ir lietuviškai paskaito Dievo žodį, lenkiškai daugiau paskaito, bet tai savaime suprantama ir normalu, ar ne? Tautiniais rūbais apsirengusių žmonių, mano suvokimu, buvo daug. Vaikų, koks 60-80, kurie irgi baltai apsirengę su skarelėm, mergaitės pasipuošusios irgi tautiškai, ten paskui jie tokius kaip šokius daugiau eitynės tenai, dideliai tokioj aikštėj tie vaikai, meninės ten apipavidalinimas buvo. Dainų, ne tiek giedojo, kaip aš lietuviškai ar ne, bet dainavo, dalina komuniją. Daug žmonių prisirinko keliose vietose, ar ne, ir ilgokai dalino. Tai visą tą laiką labai gražiai, ritmingai, kad kitiem laukti, nenusibostų ir panašiai. Ne kokia tyla, o gražiai, su gerais balsais, dainos toliau ėjo visą laiką. Paskui su raudona kepuraitė, tai jau aukštos ten vyskupas ar koks, pamaldas laiko, o paskui labai gražiai jam neša padėką. Per didelio atstumų, kokie 20 metrų viens nuo kito eina, neša vyras ir moteris, neša pintinę didelę obuolių, įteikia, neskubėdami, už nugaros po 20-15 sekundžių įteikia duoną. Labai gražiai suorganizuotos visas verbos, kurios, skulptūros iš verbų padarytos. Ne tai, kad viena tik tai, kaip karūnos padarytos, kaip ten taurės, žmonės iš šiaudų išpinti. Ir paskui ten didelė teritorija buvo, kur ne tai, kad turgelis, kaip mugė. Ir dalinau laikraščius, tai vadinkim, va čia Lietuvoj daugiau neimdavo ir daugiau neigiamai sakydavo, negu kad ten. Viena vienintelė moteriškė buvo, paėmė, sulankstė, suglamžė ir sakė, nepatinkat jūs man. Viena vienintelė. O 400 išdalinau, kokie 10% nenorim, kokie 5-7 procentai, 10 tegul būna procentų, ne, mes jūs nepalaikome, o 60-70 procentų, ačiū, ar galima su jumis nusifotografuoti. Ir alų geria, jau vaikinai ten vieni prie jau, ranka kaip mano 2 arba 3, drūtas toks jaunas vyras. Sako, aš už jūs balsavau ir toliau balsuosiu. Gerai, jeigu tokie vyrai palaiko. Taip. Ne tai, kad vien seni žmonės. Tokie drūti vyrai sakė, ir toliau aš už jūs balsuosiu. Ir ten jo kompanija visa sėdėjo. Tai mano nusiteikimas tų žmonių požiūrių ir kaip ten viskas buvo organizuota, ir man pačiam buvo netikėta, kad taip gražiai ir neagresyviai jie mane priėmė ir šilti žmonės, pasakyčiau.
šilti žmonės.